Spalio ar net lapkričio mėnesį ateina laikas sodinti česnakams. Reikėtų sodinti, kad dar liktų bent porą šiltų savaičių, kad česnakai spėtų įsišaknyti. Nors esu sodinęs netgi gruodžio mėnesį sniege, kai jau iš karto praktiškai šalo, bet česnakai puikiai išaugo, nes vis dėlto žemė jinai dar gana ilgai lieka šilta ir česnakai spėja išleisti šaknis, kas yra svarbu jiem kaip sąlyga peržiemoti. Sakoma, kad nėra žieminių vasarinių česnakų, yra tai tie patys česnakai, bet sodinami rudenį ir vasarą. Populiaresni yra tokie juostuoti česnakai, su kiek rusvumo. Ir jau matosi, pasidėjo ir jau pabuvo drėgnose sąlygose ir jau leidžia šaknis. Naudojamos sodinimui didelės skiltelės. Kuo didesnė skiltelė, tuo bus didesnė galvutė. Atstumai tarp česnakų yra per sprindį, tai yra 20-25 cm. Atstumai tarp eilių aš darau taip, kad būtų per kauptuką, po to labai paprasta vasarą, pavasarį praeiti ir nupjauti dygstančias piktžoles. Taip pat dar įdedu vieną eilę, padarysiu taip, dvigubai tankesnę. Tai yra įdedu į tarpelį vieną česnaką ir po to jisai yra ištraukiamas netgi ankstyvą pavasarį, kiek tik tai paūgėjus česnakui. Ir toks uglys, jisai yra labai skanus panaudoti įdarant ar paukštieną, paukštį kokį nors, ar žuvį įdarant. Jisai duoda subtilų skonį ir pats perima riebaliukus žuvies, labai skanu būna. Geriausiai česnakai augs derlingame ir puriame dirvožemyje. Patinka lengvi priemoliai. Labai svarbus mikroelementai. Priemoliuose purumą galima padidinti įterpiant durpes ir iš karto jas neutralizuoti dolomito milteliais ar kalkėmis. Rudenį priklausomai nuo dirvožemėje esančių trąšių elementų kiekio galima įterpti 1-2 kg arui kalio sulfato arba magnezijos, panašiai superfosfato. Po priešsėlio nuėmimo užsėti ir užarti sideralinius augalus kaip garstyčias. Pavasarį tręšiama azotinėmis ir kiek papildomo fosforo kalio trąšomis. Svarbus mikroelementai kaip siera, manganas, boras, varis, cinkas. Česnakai yra sodinami, gali būti sodinami skirtingame gylyje. Optimalus gylis yra kažkur tai, kad būtų 5 cm nuo žemės paviršiaus. Tai tokiu atveju geriausiai augs galvutės. Taip pat dalį česnakų, dalį eilės aš įdedu kažkur į 10 cm gylį. Tai tie būtent pavasariniai ūgliai, kurie būna ilgi, išauga, bet jau jų galvutės dažniausiai būna mažesnės. Užpilam česnakus tą pačią žemę, kuri yra šalia. Ir galim su grėbliuku arba su kauptuku kiek sutankinti žemę. Česnakų priežiūra nesudėtinga. Išdygus česnakams kelis kartus kauptuku iškapojamos piktžolės. Gegužės mėnesį galima mulčiuoti vejos žole apie 10 cm sluoksnių. Kažkiek žolės prasimuš, tačiau česnakų neužgoš iki sezono pabaigos. Per sausrą česnakus verta palaistyti. Tinka laistymas per purkštukus. Apie birželio mėnesį pašalinami žiedynai. Česnakai kasami rugpjūčio viduryje, kai
dar stiebai yra žali. Bet jau matosi, kad ir nelabai jau ten vyksta fotosintezė. Nupjaunam šaknis. O, turėtų būti česnakas dar neįsiskėtęs. Dar kiek laiko jisai įsiskės, ten patek žemė, gali prasidėti įvairūs puvimo procesai. Nupjaunam, padžiovinam ant saulės kokią dieną ir kur nors sausai dar įdėsim. Nu ir vat matoma, šitą uždėjus mulčių, žolės nėra tiek daug, aišku prasimušė kai kur žolė, bet visumoj tvarkingas paviršius, puikiai matosi česnakai, darbo priežiūrai gerokai apmažėjo sumulčiavus. Va, matom, jau galvutė yra suplyšusi, va, čia gali patekti žemės ir prasidėti įvairūs puvimo procesai.